Mano vardas yra Julija, man yra 11 metų, aš pradėjau šokti nuo 4 ir šitie metai bus jau 8 metai, kai šoku. Mano vardas yra Kristupas, man yra 12 metų ir baletą šoku jau 5 metus. Tai aš pasirinkau baletą, todėl kad kai buvau 7 metų, nuėjau į operos ir baleto teatrą, pažiūrėjau spragtuką ir mane tiesiog sužavėjo vyrų šuoliai, vyrų sukiniai. Tiesiog ta energija, tai aš tiesiog tai norėjau irgi daryti ir tą jausmą jausti, kaip per sceną keliauju šuoliais ar sukiniais. Aš kažkada su tėčiu nuėjau į spektaklį ir man labai gražu buvo ir aš pati norėjau pabandyti ir pabandžiau ir labai patiko. Kai aš pradėjau šokti, iš tikrųjų, man kas labai patiko apie baletą ir šiaip šiuolaikinį šokį, tai kad gali išreikšti save ir viską pamiršti. Man yra šokis kaip terapija. Pavyzdžiui, ant kažko labai ten pyksti, kažkas atsitinka, bet pradedi šokti ir viskas dingsta. Tiesiog tu esi ir šokis. Man gal labiausiai patiko visokie judesiai ir kaip aš ten viską nudarau ir naujus dalykus atrasti. Tarkim, nuvažiuoju į kokį konkursą ir visi aplodismentai ir kostiumai. Tai labai smagu. Linksmiausias, geriausiai prisimintas nuotykis. Kelis prisimenu, tai pirmas buvo, kai pirmą kartą išėjau į sceną, dar būdamas labai mažiukas, dar nelabai kažką tai žinau apie baletą, šokau tokį berniukų šokį, buvo tokia berniukų klasė. Tai buvo labai smagus prisiminimai, pirmą kartą į sceną išėjau ir pajutau tą jausmą, pagaliau apie ką ir svajojau. Tada antras dalykas buvo, kai pirmą kartą konkursą sušokau solinę variaciją. Buvo daug streso, bet išėjus į sceną pamačiau ir žiūrovus, ir šviesas. Tai iš tikrųjų buvo labai smagu. Aš buvau Berlyne ir aš šokau variaciją ir man į pačią pabaigą nukrito puantas. Man buvo toks kaip nugalvoti, kaip dabar čia daryti, kad nelabai atrodytų, kad man tas batas nukritas. Ir aš turėjau padaryti paskutinius sukinius ir kažkaip taip pusiau pavyko. Tai tik pabaigoje truputį neatsistojau, bet vis tiek apdovanota buvau ir labai smagu buvo. Mano mėgstamiausias mokytojas, tai žinoma, yra Žilvinas. O kas labiausiai tokio patinka, kad tikrai daug reikalauja, o man tas patinka. Ir kas labiausiai per pamokas patinka, tai matyti savo rezultatą, kai tu dirbi lieji prakaitą ir po to šoki kažkokį šokį, ar tai variacija ir matai rezultatą, kaip tu gali aukštai iššokti, daug suktis, tiesiog tai užveda. Iš pro baleto tai visi mokytojai labai patinka, visi labai gerai mokina. O iš užsienio, tai man labai patiko, kai mes buvom Berlyne ir mus mokino balerina, prancūzė, tai man labai patiko jos pamoka. Kodėl vertėtų ateiti pabandyti, nes tikrai veikia kaip terapija, kad gali save išreikšti. Nebūtinai galima ateiti dėl to, kad tu nori tapti šokėju, bet tiesiog dėl to, kad atsipalaiduoti, galbūt padirbėti su kūnu, kažką pastiprinti, nes tikrai baletas stiprina kūną, tikrai labai gerai. Aš tai siūlyčiau tikrai pabandyti ir nebijoti ir nemesti iš karto po kokios pirmos savaitės, nes visada pirmą būna sunku, bet po to įsivažiuoji ir tada jau malonumas.